Antoni, aš tau sakau, uždaryk langą, sniegą gal prikris. Antoni, aš tau sakau, Alektomis! Nu palauk, Gičos! Toks reiškia. Tas galimai reiškia naujo serialo pradžią. Tai važiuojam pirkti naujo projektą. O ką čia nupirksim? Nu, pažiūrėkit, įvertinkit, pasakysit, papasakosit savo, ką aš čia galvoju daryti. Jūs galėsite įvertinti, kaip manote, man čia pavyks. Gausis kas, gal pergalbėsit, gal pergalvosim, ko nors kitką sugalvosim. Bet planą šiokį tokį turiu, mano visai įdomu, mano visai smagu turėtų būti. Tai lekam į Tauragę, į Tauragės kaimelį kažkokį, toliausiai, lemba. 2 valandas važiuoti vieną pusę, nu tai tikėkimės tuščiom negrįšim, tikėkimės vis bus gerai. Tikėkimės mums pasiseks. Nu kū, atvažiavom, pažiūram, kū mes čia turam. Kur čia, gal praliek? Nelabai kur. Nelabai kur. Wow. Čia gal? Gal. Niek panašaus, nes turėjęs bišpais važiuoti savo padangų. Nėr. Stabdžiai kažkokie ir gerai žiūrim, da, kad kišenės niek nepamesim, gal ne. Čia patikrinau bėgį, visi atrodo ir nežinau, kiek čia sujungiau, bet liktai ir nubaisu man daugiau važiuoti savo, iš tikrųjų nesakau. Kledas kaip reikals, slidu. Vaiktų. Biškai suprantu, kas čia vyks. A čia kasas galinis, a čia taip dirb lievai. Bet šal rankos. Vairuot žiauriai nepatogu tokį laužą. Nežinau, man reikalings motors. Tai mano karbus išvalius ant čia eis. Dėrėt. Naus projekts pakeliui namo. Pakrauta. Liko 2 valandų kelionė atgal. Teks stoti čekinti kaip laikos, nes pakabinta nu taip tik tai. Bet kol kas atrodo viskas gerai. Važiuoji, atrodo dirb neblogai, neskrab, trauk visai. Baisu buvo su juo daug lėkt, nes sakau, padangas lapšė basos. Bet burnaučiuką iššausi, manau.
Nu, puskelio, daugiau nei puskelio įveikta, pažiūrim šviesai, ką čia, koks kompanija, ne, nu, va, tokia, va. Toks. Nu, gerai. Nežinau. Centrinę kojelę reikia priekį nuvažiuoti, bet reikia nebevėts, kur važiuoti. Sulūžo, blėt, plasmasės katras norėjau už 200 parduoti. Ne, nebein. Nepavyko, kaip norėtas. Norėtųsi. Nu, čia lievai nudažyta buvo, matomai. Kas čia dugnas ledas? Šiaip net. Einu raktus nešti. Tai žiūrėlis? Nu taip įvedas, lemba. Pirkau šiltą. Žiūrėsim ir tai, ką čia. Ką kūmai neturi. Nebent reiktų išsiaiškinti, kur ant sagėt, ką uždėt pakrauti. Štai ir jis. Tas nelemtas akumuliatorius. Operatorius šiandien. Tiek to, pažiūrėsim ir tai. Pažiūrėsim. The next morning. Išaušo rytas. Dar nematytas. Nu, pakrovo kumą gal, nežinau, gal pasikrovo, bus matyti, kai čia bus dabar. Ką, kaip sakai, užsivestas birbinis. Nu, akumuliatorius šiandien toks mažiukas įdėtas, eik savo. Nu, man labai įdomiai čia. Kai čia gaunas mano. Ne. Atrodo, iš karto bliaun, bet įdomu, na, nurengti, pažiūrėti, kas ten po to kevalus slepas. Nu, tikėkime, dirbs tas variklis.
Nu, reik biškai apsitvarkyti, pasidaryti vietos į prastuk burnotą, ne? Aš manau, būt neblogs variantas, ką? Išsirūkiam čia gerai. 2 hours later. Nu ką, jaučiu, atėjo laiks atidengti taip ilgai slėptą savo šiokią tokią svajonę, tokį projektą, nes kaip ir 3 pagrindinės detalės, 3 pagrindinius dedamosius jau turim garaže. Tai vienas iš tų dalykų ir šits juodas motociklas. Iš ano paimsim variklį, o čia Spider-Man slėpia ką? Tadam! Metalo laužą. Čia turim nemažai šroto tokio metalinio. Čia vienas kartings. Kits kartings. Nu, rėmai kartingo. Tas šiaip visai neblogs toksai. Tur galinė ašį, tur stabdžius, ratų danier. Nu, ir keletą, bet nesijadink, žinau, kur gauti. Yra čia detalį ir bėda tokia, kad aš netelpu vieną, žinai. Čia vaikiškas. Dėl tai turi manus 2 ir iš tų 2 mes kažką bandysim pakonstruoti. Įsivaizduoji su to varikliu? Ui, blemba, aš sunkiai žinok, įsivaizduoju, bet įsivaizduoju. Palauk, sakiau, 3 dedamosius. O parodžiu. Kaip, jeigu girdi, taip. Biškai sunkiai telpa, aš reiks pragilinti. Ir pirminė fantazija ir tokia. Nu, nežinau, kažką bandysim išgimdyti. Vežimą iš kur gau? Kartingą iš kur gau? Nu, ko čia pradėti? Kas įdomiausia? Motociklą iš kur gau? Nu, motociklą jau matį nusipirkau. Motociklą nusipirkau. Kartingus dovanų gau. Draugėlis padovanojo Dima, ačiū tau labai. O šitą nežinau, kažkas atvilko man į kiemą. Nežinau, ne iš kokios parduotuvės, ne kaip kas, kur, kam čia atiduoti, na, kam čia priklauso. Vedžiuoju dudlį, žiūriu prie mano mašinos svaidos, kažkas toks padėts. Galvoju, įsimesiu į mašiną, nuvešiu parduotuvę. Bet neparašyta, nei kokios parduotuvės, nei kaip kas, nei ką. Nežinau, parsivežiu garažą, galvau, suėsi, kaip tik buvau matęs, kaip amerikonai padarė kartingą. Iš to vežimo tokio padarė kartingą ir įdėjo Britvos variklį. Ir aš galvoju, blemba, vieną dieną ir aš norėčiau tokį. Tai manau, išaušų tą dieną ir manau, galėtų pasidaryti tokį kartingą. Aišku, nebus ant tokių ratų gaidiškų, kaip čia įransai, nebus, nebijau, kai taip aukštai nebus. Pjausim, darysim, virinsim, kažką gaminsim, nežinau, čia labai norėčiau pavasarį padaryti, bet čia daug darbo ir labai ilgas projektas, dabans ir tik tais fantazijų ir svajoniai. Tai tikiuosi, ta svajonė įsipildys, tikiuosi nepersigalvosiu vidurį, į nenumesiu, kaip pasitaiko bum. Bet kaip sak, gal visai nieko būtų idėja, ką? Tai visų pirma, plans ir nurengti visas plastmasas, viską nuimti. Niek daugiau nereikės man realiai tik variklio pravotkės, nežinau, dėl stabdžių šiaip priekinių, kur ko gero irgi neturės kur panaudoti, nu gal iš galinių ten kažką įmanoma, dar nežinau, bet principė viską kitką parduodu, tai kam reikia galbūt čia ir Suzuki GSX F600 Katana, da vadinams, jau čia kažkaip taip pasakiau, nežinau, niekur neparašyta, metų irgi nežinau tiksliai, bet čia kažkas apie nuo 8 kažkelintų, ten apie 90 iki 97 toks man atrodėjo, vėliau biški tokios plasmasas. Čia apie plasmasas, o kas čia viduje, nežinau. Nu, bet
principė, nežinau, man reikia atmušti babkės kažkiek, bent kažkiek už tą projektą, tai jeigu kažkam kažko reikia, norėtumėt nupirkti, paremti, prisidėti, pilnai galite rašyti man, žinot, mano Facebooks ir Instagrams, viską, žinai, ten paspaudus rastum informacijos daugiau. Tai va, šiaip sėdynės geros, nežinau, gal kažkam suplyšus galėčiau parduoti baks, nežinau, jaučiu, kad nereikalinks man, nes kartingai savo turą arba kažką, vis tiek per didelis mano ten aplink variklį daugiau, kaip ir nieko, padanga šiandien nieko gero, bet va, gal ratų reikia, nu žodžiu, gal kažkam kažko reikia, nežinau, būtų fainai, kas nupirktumėt. Dažytsans čia baisiai, galėsiu vėliau iš arčių parodyti, buvo geltonsans, čia nudažyts mėlynai, čia jau, va, sakau, mėlynai juodai, čia jau kažkoks dekopažas gavęs, gamykliškai kitoj pusėje, aš jau ten pagražinau iš priekabos betraukdams. Bet variklis plak, man atrodo, mažiausiai gerai, o dar netgi sakyčiau, kaip tokio amžiaus, kaip toks ledas ir už tiek pinigų puikiai ir idealiai turbūt. Nu, aišku, idealiai, žinai, niekad nebūn, bet gali ten vartyti daug, bet čia, nežinau, kol kas, man atrodo, labai gerai. Nu, pats matė, kiek dūmų, kokį burnautą užsuko, ne? Bijau net ir antrą šaibą jungti, iš tikrųjų sakai, jungi antrą, nu nerandu, aš tų kojelių, blemba, nesuvažiavęs tokiu baisu buvo važiuoti, karočiui. Rankenos, kad čia atsigulus to motociklu važiuoti, kas čia per triperis, aš nežinau, nesuprantu, aš tokiu čia tikrai užsimušti, kai nusidaužti daugiau nieko. Tai va, ardysiu lauk. Nežinau, nekokios protestas vežmėlis nei ką, nenoriu nežinoti, iš tikrųjų gali nesakyti, nes aš sakau, sugalvojau, ką aš čia seno padaryti norėčiau. Aš šiandien čia sunkiai tilpsiu, man reikia seną biškį prailginti, biškį paplatinti gal limai, gal kažką. Nu nežinau, dėl vaizdo, šiaip aš norėčiau uždėti dėl vaizdo, ne dėl kažkokio tai tolko didesnio, bet tiesiog dėl vaizdo atrodo įdomus variantas. Ar darysiu irgi, nu, sakau, nieks 100% gal pasikeis, žinai, planai keičiasi, gyvenims vietoj nestau. Ir va, ką žinau, va, su skartingus, nu, reikia man čia dar irgi daug apie nus ir sužinoti ir žodžiu, vienaip kitaip kažką tai išsiaiškinti, bet daugmaž įsivaizduoju, kaip čia ką padaryti, daugmaž žinau. Aišku, čia ir vaikiški tie kartingai, nu, bet, nu, nepirksiu aš rėmų už 200 eurų, ten kažką ten ir pigesnių vien rėmų, bet nepirksiu vien dėl to, nes, nu, čia biudžetinis variantas, kur už to lakstysiu, nu, čia ir dėl įdomumo padaryti, o bandysiu daryti iš to, ką turiu. Pasakyk, ką aš nusakai, nelaikys, bandysim padaryti taip, ką laikyt, o jei kažkas nelaikys, sutvarkysim, padarysim taip, ką laikyt, ne? Tai, jo, netelp subinę man, reikia sėdynės. Gal žinai, gal turi, gal parduodi, gal dovanuoji, gal kažkas kažką. Kartingui dabar, ko sugalvojau, nu, pačiu pirmu, man atrodo, reikės man, nu, ne pačiu pirmu, bet tiesiog man reikės čia atsisėsti, tai man reikės sėdynės, kažkokio sprendimą priimti, reiks kažką sugalvoti. Variklio tie kaminai, nu, kažkokie gaidiški, nežinau, netiksa ne čia ir ko gero, kad visai norėčiau gražius bakelius vieną ar du naudoti, daryti tą, nežinau, kaip čia kas ardysis, bet gal kažkas duslerkų turit vienodų dviejų kažkokių tai jau darytų garsių, nes noriu, kad būtų, nu, žodžiu, noriu kartingą, kad šaudyt ugnim. Man tuo tai garsus, efekts, šaudu ugnim ir, aišku, važiuoju, nu, tai, ką žinau, motorą turim, kartingą rėmų turim, vairą turim, ratų turim, padangų gausim. Jeigu kažkas kažką atliekam irgi, va, iš to turit, ką galėčiau panaudoti, norėtumėt pamatyti video ir mano projekte, tai mielai prašom prisidėti, galit sušelti, paaukoti, kaip jūs dar norit, galit tai pavadinti. Galbūt kažką parduoti, galbūt kažką nebrangiai parduoti, galbūt kažką, ko man labai reikia, gal ir, žinai, už adekvačią kainą nupirkčiau. Nežinau. Kol kas niek nežinau, kol kas čia ir tik tais mano svajonė, mano toks tikslas artimiausias matyti projektas, nu gal net pats artimiausias projektas, bet tas jau toksai, nu, serialas, nesakykim, tai va čia jau pirma serija, nu, ir manykim sujudėsim iki pavasario ir šiaip toks visai neblogs variantas būtų, nu vėl, šneku bijau prisišnekėti, bet fantazija tokia, kad norėčiau išliekti jau ir apliekti Mažeikius per baikerio atidarimą. Nu, manau, būtų žiauriai geras, nes aš svajonių jau turiu, prisigalvoju dalykų, tai pakomentuokit, kuo daugiau jūs komentuojat, tuo daugiau žmonių mano video pamato, tuo aš, nu ką, aš arčiau to tikslo, žinai, einu daugiau kažkaip galiu kažką daryti, tai labai smagu. Kas komentuojat, nebijokit, rašo man žmonės privačiai, žinai, pagir kažką labai malonu, labai smagu, bet nebijokit tą komentarą parašyti, ten nieks nesigilė, nieks nežiūri. Kas jūs ten tokie esat, man labai fainiai, kai jūs komentuojat komentarus, tai padėt video šiek tiek prastumti aukščiau. Tai jo, ačiū už gražius žodžius, už gerus palinkėjimus ir ačiū visiems, kas prisidedat, kas norit prisidėti ir visai kaip ir ką ir panašiai. Tai pakomentuok, kaip manai, man čia
gal kažką kitką daryti. Nes šitas motociklų negalvoju, kad motociklą aš tokių nevažiuosiu, čia neįdomiai, vapšė, neįdomiai. O į kartingą įdėti variklį, nu ir tikrai čia 1.2.5 dvitaktis, aleiktų. Tu galvą nusilaužtum, žinau, kaip ant seintas kartingas, žinau, bet visų pirma, uždėti kartingo variklį čia ant vietų, anam tvirtinti, niek įdomaus, visiškai. Į tokių ir begalės, žinai. O su motociklo varikliu, nu, čia iššūkis man ir manau įdomu galbūt ir jums. Tai man tai įdomu ir aš tai padarysiu. Labai tikiuosi, kad padarysiu. Visko atsitinka, aišku, žinai, visko gyvenime būn, bet va, plans yra toks. Kas dar? Tikrai čia į varžybas nieks nežad važiuoti savo, bet į kažkokį renginį, kodėl ne. Kažką tai nuveikti savo turėtų būti įdomu. Žodžiu, lauk ateitį tą projektą, dar turiu dar vieną irgi crazy idėją. Niek naujo nesu išradęs, niek naujo čia neišrandu, niek nebandau naujo išrasti. Aš kažkur kažką esu matęs, kažką noriu pats pasidaryti ir panašiai, va taip viskas ir gaunas. Tai heito kažkokio nereikia, čia kopijuoji dar kažkas, čia, žinai, tokie dalykai, čia nėra kopija, čia gali pabandyti, paimti idėją, pabandyti prisitaikyti, pabandyti kažką pasidaryti. Nukopijuoti čia labai grubiai pasakyta, žinai, nes čia, sakau, mačiau, kas padarė, užsinorėjau pats, tai bandom daryti. Nu, žodžiu, idėją supratai, ačiū žiūrintiem, ačiū komentuojantiem, ačiū laikinantiem, šėrinantiem ir visiems jums ačiū. Ypatingai ačiū tiem, kas prisideda kartingu, kas prisideda šviesą garaže, kas prisideda mano aprangą, batas dovanojat, motociklo, Yamahos, padangų davė, dar dalykų kvieti važiuoti, hebra, susipažinom čia pat su vietiniais enduristais, visiems patinka, visi džiaugias mano video. Tai ačiū jums visiems, tai tiek, nu, laukiam naujos serijos, žiūrėsim, kas čia bus, ką mes čia padarysim. Po daug, man atrodo, per seriją parodyti gal ir neišeis, bet vis tiek planuoju tokius va video apie valandėlę laiko su papezėjimais, su pašnekėjimais, su prikoliukais ir pažiūrėjimais, kas čia iš ko gaunasi, kas čia kaip susidedi, kas čia kaip vyksta. Tai like, share, subscribe, susitinkam savaitėlės, savaitgaliui, bus kas nors iš manęs vis tiek.